man amortizatorius. Nu, tipo, priekio visiškai nėra, aš atsidarau ir jisai sako, sudė. Čiau. Ir tada į ribotovą muši. Tai aš į ribotovą bet kokiu atveju mušiu, nes man redukcija per trumpa. Man atrodo, čia arba po kapotu yra reguliatorius, pasižiūrėk bardačiokį. Nes dabar yra Max Soft ir vienas baras, tai, nu, tipo, aš atsidarau ir mašina sako, tipo, sudė. Aš jau pasistačiau ir labai didelį kampą iš karto, atsidariau, nu, kaip anksčiau grįždavo, bet numyniau gazą ir tiesiog priekis pakilo ir jisai, nu, bandai vairuoti ir tu neturi mėsos iš vairavimo. Ir priekį pradeda nešti. Bet va, iš karto maloniau pradėjo judėti mašina. Gavosi. Šiandieną žiūrime automobilį, kurį galima būtų vadinti brandintų vynų, jeigu vietoj vynuogių naudotume supuvusius pomidorus. Passatas B5. Kaip ir kiekvieną apžiūrą pradedam nuo išorės. Čia pagal savininką įbrėžimas, čia pagal savininką įbrėžimas, čia pagal savininką įbrėžimas. Rūdis. Lipam vidų pasižiūrėti, kaip prisilaikė salonas. Pala, čia hitsai. O tai kur minis kelias? Wow. O čia, kiek suprantu, Passatas bando apsimest Rolls Royce'u. Sėdynė matė geresnio gyvenimo. Vairas praktiškai pasibaigęs galiojimas. Salonas visas išteptas riebalais. Medvirštis. Pažiūrim, kas po kapotu. Skamba patikimai. Bet esminis dalykas, kurį reikia pasižiūrėti, ar vienintelis pliusas automobilyje dar vietoje. Kaip ir kiekviena Passato bagažinė, laiko atsarginės dalis, likučiai nuo bulių. Kažkas savininkas minėjo, kad buferiai lyg ir perdažyti. Gal ne šitie? Pagal savininką variklis dirba tobulai. Tada garsas savotiškas. Pabandykite atspėti, kokios spalvos mano traktorius. Manau, idėją supratot. Pasiėmat kodą krypdesys, susivedat į Car Vertical, taupot savo laiką ir pinigus, susižinot, ar jūsų automobilis buvo su atsukta rida, ar turėjo paslėptų kažkokių defektų, ar tai buvo naudotas taksi ir pasidarot išvadas. Ir gripo daugiau. Daugiau gripo į žemę padeda. Rimtai? Jo, dabar buvo daugiau gripo į žemę padėti. Nu, pasijautė, kad mašiną valdai tai kaip nori. Jo, dabar galima buvo gana neblogai kontroliuoti, tik tais vis dar jaučiasi, kad redukcijos trūksta. Ko trūksta? Nu, tipo, aš pusį frotulin turiu. Nu, tipo, Ja, reikia... kad ribotuvė nesidėtų. Jo, tipo, ilgint redukciją Nu, ir... kaip pagreitis? Normaliai. Mes išvaizdas... Sankabos irgi, jo, jau turėjau baigęs, nes pusėm posūkį labai daug muilo buvo. Jo, idealiai, pavai. Va dabar su 265, tai jo, dabar jau galima biškį nusodinti ją. Jau bent jau pasistatai dabar, kai antrą važiavimą važiavau, taip normaliai šveičiau. Nu, kad šveis taip, kad priekį nutemptų grįžtų vietą, tai jau buvo gerai, jau kaip taip jinai taip susmuko ir... Bet jo, Newtonai padangas nusuka, tai va taip. Tipo, nu, tu važiuoji važiavimo metu ir va taip gali daryti. Tipo, atleidai trištukas, tu va taip va numini ir... Sankaba čia tik tais pasistatymė, bam ir šveiti ir toliau ta koja gali ilsėtis visiškai. Nereikalinga. Gerai, duoda mašinai atsiaušint, logą reikia valdantis. Kaip turėt suprast, randamės treniruotėje Marijampolėje ir šiandieną yra pirmasis testas, tai ką matėt, kaip 265 dega, bet kada nuspaudi gazą, velia. Su vienu baru, aišku, su vienu baru. Tai dabar Aleksas, kaip tikras vyras, perės nuo 265 ant 225. Tikriausiai net ir trečių bėgių veltus su šitom padangėlėm, nes kad jūs suprastumėt, va, 225, 265. Dar čia užmauti tie ratlankiai ant 8J, tai mes matom kaip sidewallas, nu, padangos šonas, ta prasme subliuškęs. Čia didžiulis kantas yra. Bet jo, padangas gražiai sudegino visai. Good.
Šiaip kas be ko naudotumėm 265, tiesiog Aleksas šiuo metu ratlankių neturi, nes reikia 18, o prieš tai buvo 17, tai žodžiu perėjimas į Pro lygą. Tai nėra, tiesiog paėmiau ir padariau. Tai yra didžiuliai finansai, tai yra įdirbis ir bet kokiu atveju tai yra inventoriaus keitimas, nes visko reikia, realiai viską reikia keisti, kad perėti tą didesnį lygį, bet toks jau planas. Jeigu jūsų dar nenustebino, kas vyksta kanale, tai šiandien tikrai nustebins. Nebebus automobilė IRP loko. Iš karto pasakau, kodėl, kad po to nekiltų kažkokių klausimų. IRP loko, kaip ir Šileikos loko, jokių klausimų nėra. Iš tos perspektyvos, kad su bet kuriuo loku galima užimti podiumą. Tik visada klausimas iškyla, kaip tai padarysi. Su Šileikos lauku priėjom prie išvados, kad galima tobulėti į viršų, nes bet kokiu atveju yra lygiai lokų. Entry level puikiai atidirba savo, yra high level ir taip toliau. Ir principė pagal kainą galime tai ir stebėti. Tai yra išdirbimas, tai yra medžiagos, labai daug dalykų į tai įeina. Šileikos laukas puikus, semi-pro lygą laimėti galima, easy, tai ir įrodėm. IRP gali laimėti semi-pro lygą, tai ir įrodėm. Ir vieno loko jau domėjomės prieš tai ir kaip tik kalbėjom su Mantu Kuzmarskiu, vienu iš teisėjų. Priėjom prie tokios išvados, kad reikia pakalbinti tą patį Benediktą Čirbą, kuris važiuoja Drift Masteriuose, tai yra principė dabar yra aukščiausia drifto lyga, kuri vyksta Europai. Vyksta tokie pokyčiai, vėliau papasakosiu konkrečiai kokį loką įsidėjom. Spėkit komentaruose, kokia tai bus spalva. O dabar mano tikslas yra išimti šitą loką iš automobilio ir jis realiai tik 3 kartus važiavęs, tai jį tenka parduoti ir aišku už tos pačius pinigėlius nusipirkti kitą loką, nes stebuklų nebūna. Ta prasme, iš kažkur atskiro biudžeto neatsiranda tam lokui, tai visi reikalai taip ir vyksta. Ir tikėkime, kad greitų metu gausim kitą loką. Bent jau sakėt 3 darbo dienos, tai manau šis problemų nebus. Kiemai darbas. Grįžtam į garažą ir manau pradėsim nuo to, kad reikia pagaliau uždėti 369 Fiberglass dragtailą. Ta pati dragtailą, kuris prieina prie body kito, jis tiesiog visą laiką buvo užmautas ant bagažinės, o dabar laikas jį priklijuot su silikonu. Žiūrėsim, kas gausis. Jau dabar praėjo porą dienų ir kai porą dienų praeina, tai teoriškai viskas laikosi savo vietoje ir neturėčiau aš jo pamest. Nu kaip neturėčiau pamest? Faktas, kad kai bus blokai ar kažkas panašaus iš šonų, tai tikrai nieko neliks, bet realiai mes kai žiūrėjom pagal aukštį, tai turėtų gautis, kad taip kažkur gal net ir atsižymėsim, kokia jeigu fiškė bus virš blokų, tai šis bus tobula. O dabar supratau, kad reikia trumpo update'o apie automobilį, nes įvyko labai daug dalykų, apie kuriuos daug nesužinosit, nes jie tiesiog nebuvo filmuojami, o nebuvo filmuojami dėl kelių paprastų priežasčių, nes ne visi darbai, tie darbai, kuriuos galiu filmuoti. Tai pavyzdžiui, paskutinį kartą matėte automobilį pilnai surinktą, o dabar jis atrodo taip. Tai trumpai, kodėl taip yra, tai susirinkau visą automobilį, tai yra visą body kitą suvedžiau ir kaip ir minėjau, tarpai suvesti, viskas
Viskas paruošta važiavimui. Ir dabar jau perinam prie to etapo, kad mums reikia aplipdyti visą automobilį ir tai viskas prasideda nuo apsilankimo pas Desigą, nes reikia nusipirkti plevelės. Spėkit, kokią spalvą E20 aptrauksim plevelę šiais metais ir ateinančiais tai bus jo pagrindinė spalva. Kas sekat Instagram'e, tai jau matėt galinės lempas ir jų idėjas. Tai žodžiu, sneak peek. O jeigu rimtai kalbant, tai labai daug dalykų iš tikrųjų keičiasi, kurių per kamerą nepastebėsi. Tai pavyzdžiui, visas stogas sušveistas, kapotas sušveistas, dar kantai sutvarkyti, nes čia buvo viskas tiesiog nudaužyta, nes ganėtinai kreiva stiklo pluošto detalė. Labai daug aš iš jos ir nenorėjau. Lygiai taip pat ir čia įvyko porą feilų, tai irgi viską. Visokios skylutės, įlenkimų, žodžiu, viską sutvarkiau, visi kantai apšveisti. Labai daug skirtingų darbų buvo, tai yra lygiai tas pačias duris sušveisti, nudažyti, paruošti. Tai duris kaip ir jau pradėjau visas lipdyti, tai bent tiek gerai, bet visos smulkmenos jas užšpakliuoti. Špakliavimų kartos ten ne po vieną kartą reikia špakliuoti, kantelius kažkokius priauginti, ten. Žodžiu, labai smulkmeniškas darbas. Problema, kad jis dažniausiai vyko to namie, to kitam garaže, kur ne visada galiu filmuoti. Tai lygiai taip pat ir lipdymas, negaliu jo filmuoti, patalpos net neturiu, kurioje galėčiau filmuoti automobilio aplipdymą. Tai nusprendžiau jį daryti toje patalpoje, kur negaliu filmuoti. Bet bent apsilipdys, jau iš tikrųjų didžioji dalis detalių yra aplipdytos. Tai bent tiek džiugina. Tiesiog visos detalės yra paruoštos lipdymui. Tai lieka tam tikras detalės dabar nusiplauti ir galima dėti plevelę, lygiai taip pat ir ant kapoto. Projektas nestovi, tiesiog projektas juda truputį kitaip, nei norėtųsi rodyti, nes dabar jis gaunasi nuo nulio susirinkinėjimas ir ganėtinai aukšta kokybė. Tai ta kokybė kainuoja laiko, nes lygiai taip pat ir tarpus suvedinėjau kokią savaitę, nes tarpus suvesti su stiklo pluošto detalėm, ypač kai jos visos stiklo pluošto, tai turim duris, turim slenkščius, viską. Trumpai tariant, jos ne visą laiką yra labai lygios ir kadangi stiklo pluoštas yra gyvas dalykas, tai žodžiu, tai nepadeda. Lygiai taip pat matau, kad norėčiau visai ir saloną išsivalyti, tai reikės pasiieškoti įmonės, kuri padėtų man su šitu reikalu. Toliau liko nusipoliruoti priekinius ir galinius langus, aptraukti jos plevelę. Švirantų nusipirkau tušo irgi apvadus pasidaryti. Po kapotų kaip ir nieko. Aleksas minėjo, kad turėtų neužilgo padaryti V8. Kaip jūs žinot, su variklio reikalais visą laiką Aleksas padeda. Jis realiai yra kitam lygyje jau inžinierius mechanikas, tai aš šitos dalykus net nesiveliu, nes tai būtų bloga lygtis. Bloga lygtis yra laikas ir pinigai, kurių ir taip pakankamai mažai. O bendrai planas yra toks, kad šitas automobilis turi pasirodyti Matsuri. Matsuris kažkur rugsėjo gale, apie 20 kažkiek dieną. Tai kadangi dabar jau varžybos baigėsi, galiu pilnu full time lėkti čia, filmuoti, ir užsiminėti drifto pamokom, nes drifto pamokos irgi vienas iš dalykų, kuris man labai patinka ir tuo labiau man kaip driveriui praverčia, nes atrandame vis įdomesnės įžvalgas, kuriomis galime pasidalinti ir bendrai galime lygiai taip pat jas išnaudoti. Nes jau ne vienas žmogus minėjo, kad tikrai ne vieną dalyką išmoko per tą pamoką. Šiuo metu kaip tik galite naudotis progą, nes tos pamokos nėra brangios. Per pamoką galim išmokti suvažiuoti visą konfiguraciją, jeigu yra pakankamai noro ir automobilis atitinka minimalius poreikius. O dabar lengvas unboxingas, nes atvažiavo 2 dalykai, kurių labai laukiau, tai žiūrim. Periname prie viršutinio vaizdo ir atkeliavo važiuoklė priekinė. Instrukcija tiesiog kaip susidėti, dar daugiau teorinės informacijos, lipdukai. Čia kaip matom šiukšlės. Tai truputį kitokios vairo traukės, šiek tiek matau, ilgesnės su spaceriais, tai reiks išsiaiškinti dar kokios čia konkrečiai traukės. Ir kas įdomiausia iš tikrųjų, būtent šitas išsukimas yra metalinis. Tai labai panašus į Šilas Metal, tik tai truputį kitaip viskas suprojektuota, vėlgi kiekvienas laukas turi savo niuansų. Ir lygiai tos pačios stebulės, jos irgi yra metalinės. Principe, kaip aš sakyčiau, keičiam spalvas ir žiūrim, kas labiausiai atitinka mūsų vairavimo stilių arba kas labiausiai mums patinka. Pilnas išsukimas. 2 šakės, stebulės, šitie dalykai kažkokie. Ir čia dar turim atraminius, kadangi man nereikės atraminių, tai tikriausiai aš jos gal net ir pardavinėčiau. Eksperimentas, reikia pabandyti, kaip šitas dalykas veikia, bet kol kas Benas minėjo, kad lygiai ir veikia. Tai žodžiu, kol kas tai pasidedu. Ir dar paskutinis atsinaujimas, tai yra vairas. Dėkui labai tėčiui, su jo pagalba išėjo jį dar lengviau atsisiųst. Ir čia yra esminis dalykas, nes dabar su detalėm jų reikia visą laiką laukti. O esminis pokytis, kad grįžtam prie 3 stipinų. Mano stiliui tai yra labiau faina. Dar iš tikrųjų norėčiau rasti įmonę, kuri galėtų man aplipdyti, persiūti tiksliau vairą į mano norimas spalvas. Čia jau būtų visiškas maksimumas, kuris tiesiog žiūrėsim, kaip čia gausis. Ir ar išeis iš tai padaryti, bet labai tikiuosi, kad išeis. Esmė 3 stepinų, pakeitėm dizainą. Das is good. Uždėjau tą dragtailą, gabaliukus dalykų kaip ir priekėje sušveisim ir viskas bus nuplauta.
ir paruošta aplipdymui. O visos dalys, kur nemato, tai durys, lenkščiai, priekinis buferis, sparnai, vienas sparnas dar yra. Jį irgi reikia patvarkyti truputį. Pervežant sugebu irgi kažką sugadinti ir čia yra tiesiog natūralus procesas. Surinkom mašiną. Išrinkom, nudažysim realiai, aplipdysim plevelę, kas yra kažkas įdomaus. Ir tą plevelę realiai po to paaiškinsiu, kodėl būtent plevelę pasirinkom, kokie pliusai, kokie minusai. Apie patį aplipdymą galėsiu papasakoti, su ko susidūriau, su ko ne, nes tai yra truputį kitas dalykas, nei tiesiog aplipdyti elementais automobilį. Kai jau lipdai pilną sparną, pilną slenkstį, yra savo niuansų, ypač pagal formą. Tai manau šiam epizodui tiek. Rašykit komentarą, kaip jums Alekso bolidas, nes man tai davė pravažiuoti ir aš galiu pasakyti tik tai greitų metų organizuosiu kažkaip tuos pinigus ir ją 90-uką dėsim kompresorių. Sakykit, ką norit, būtinai tai realizuosim, dar nežinau kaip, tai stay tuned. Gal išleisim kokį nors merčą, kur jūs galėsit prisidėti būtent tiksliai prie to tikslo, nes aš labai norėčiau pamatyti, kaip 90-ukas. Ir trečiuvelę. O Chapter 6 yra nauja istorija, kur mes ateinančiam metam norim iššokti į Pro lygą. Užsibriežti tikslai, judam. O pirma stotelė - Matsuris.